Kartą toli paslaptingoje Dantulandijoje apsuptas minkštų dantenų debesėlių ir skalaujamas švelnios seilių jūros gyveno Dantukas Sveikatukas. Jis džiaugiasi saugiu ir nerūpestingu gyvenimu, nes kiekvienas kampelis jo mažojoje karalystėje spindėjo švara ir švelnia ramybė. Dantukas Sveikatukas nebuvo vienišas. Jį supo būrys draugiškų ir darbščių bakterijų. Nors kiekviena bakterija turėjo savo unikalų charakterį, visi puikiai sutarė ir kartu saugojo Dantuką. Štai pavyzdžiui, atidžioji bakterija žvalgė, stebėdavo jo paviršių ir perspėdavo, jei maisto likučiai užsilikdavo per ilgai. O vikrioji bakterija, sargūnė, net menkiausią pavojų užuosdavo iš toli. Taip pat Dantuko Sveikatuko gyvenime ypatingą vietą užėmė du svarbūs svečiai iš švaros karalystės. Svarbiausias Dantuko draugas, linksmasis dantų šepetėlis ir jo sesė gaivoji dantų pasta. Visi Dantulandijos gyventojai gerai žinojo šią nuostabią porą, nes jie kartu padėdavo Dantukui būti švariam, stipriam ir pasiruošusiam naujiems iššūkiams. Šepetėlis su pasta aplankydavo Dantuką 2 kartus per dieną – ryte, prieš pasineriant į dienos šurmulį, ir vakare, kai Dantulandiją apgaubdavo tylus poilsis ir visi jos gyventojai ruošdavosi nakties ramybei. Kiekviena Dantuko Sveikatuko diena Dantulandijoje virė nuo veiklos. Jis energingai smulkindavo traškius riešutus, maloniai trindavo sultingus vaisius ir su džiaugsmu kramtydavo šviežias daržoves. Ypač jam patikdavo varžyti su pačiu savimi, stebint, kaip greitai pavyks įveikti kietą obuolį ar traškę morką. Jo draugės bakterijos visada būdavo šalia, palaikydamos ir linksmindamos jį. Po darbų Dantukas Sveikatukas jausdavosi pavargęs, bet laimingas. Ir nekantriai laukdavo savo geriausiojo draugo, linksmojo dantų šepetėlio, kuris kartu su savo sese, gaiviaja dantų pasta, padėdavo jam apsivalyti ir atgauti jėgas naujai dienai. Tačiau vieną dieną, kai į Dantuko namus užklydo keistas skanėstas, nepažįstamai saldus, lipnus ir labai minkštas, viskas ėmė keistis. Nespėjęs susimastyti, Dantukas apsidžiaugė tokia neįprasta staigmena ir nenutokė, kad šis gardėsis tėra tik gudrūs spąstai, skirti susilpninti jo ir Dantulandijos gyventojų budrumą. Pasirodo, šios klastingos staigmenos siuntėjas buvo niekas kitas, kaip tamsusis riteris Ėduonis. Jis gudriausias cukraus šalies karys, pavydėjo Dantukui Sveikatukui, jo stiprumo ir spindinčio švaros. Tamsusis riteris Ėduonis jau seniai slapta troško tapti Dantulandijos valdovu ir paversti ją saldžių ir lipnių nešvarumų karalyste. Jis apgaulingai nusprendė pasinaudoti saldumynais kaip savo slaptu ginklu, tikėdamasis, kad nuolat mėgaujantis jais Dantukas taps tingus ir netoks stiprus. O jo darbščiosios bakterijos taip pat praras savo budrumą ir energiją. Būtent dėl šio klastingo plano Dantulandijos ramybę pradėjo trikdyti vis dažnesni saldžių tąsių skanėstų apsilankymai. Dantukas Sveikatukas pamažu darėsi tingesnis, nes jam vis rečiau reikėdavo sunkiai dirbti, traiškyti ir smulkinti. Netrukus, kai Dantukas Sveikatukas jau buvo beveik užliuliuotas saldumynų, Dantulandijos link pradėjo artėti tikrasis pavojus. Pasislėpęs tarp skanėstų į Dantuko karalystę atvyko pats tamsusis riteris Ėduonis su savo būriu mažų baltų kareivių iš cukraus žemių. Vos tik įžengęs šis grėsmingas riteris su savo būriu ėmė erzinti gerąsias burnos bakterijas. Jie prilipdavo prie bakterijų, trukdydami joms judėti ir tinkamai atlikti savo darbą, saugoti Dantuką Sveikatuką. Su kiekviena diena bakterijos darėsi vis silpnesnės ir liūdnesnės. Jos pradėjo čiaudėti rūgščiais burbuliukais ir kosėti nemaloniais lipniais siūleliais. Kadangi jos gyveno taip arti Dantuko Sveikatuko, šie simptomai persidavė ir jam. Dantukas Sveikatukas pradėjo jausti nemalonų dilgčiojimą. O kur dar bėda su geriausiu draugu? Linksmasis dantų šepetėlis vis rečiau pasirodydavo Dantulandijoje.
o kai kartais ir užsukdavo, būdavo labai skubotas, neatidus ir tik paviršutiniškai perbraukdavo dantuko sveikatuko paviršių. Tamsusis riteris Ėduonis buvo labai klastingas ir sumanė, kad jai pavyks atskirti dantuką nuo jo geriausių pagalbininkų. Užvaldyti Dantulandiją bus daug lengviau. Todėl jis pradėjo slapta sėti abejones Šepetėlio širdyje. Tamsusis riteris Ėduonis nuolat kartojo, kad dantukas sveikatukas visai nebenori būti švarus. Jis melavo Šepetėliui, kad dantukui patinka lipnūs saldumynai ir kad švara jam tik trukdo mėgautis jais. Deja, Šepetėlis buvo per daug patiklus ir nors kartais jam kildavo abejonių, jis nedrįso paklausti dantuko, bijodamas jį įžeisti ir nuvilti. Be to Šepetėlis vis dažniau ateidavo vienas, palikdamas savo sesę gaivėje dantų pastą Švaros karalystėje. Ėduonis buvo įtikinę Šepetėlį, kad jei dantukas nenori būti švarus, tai ir pasta bus tik nereikalinga našta, o gal net sukels dantuko pyktį. Suklaidintas Šepetėlis ėmė manyti, jog pasta tik bereikalingai trukdytų, todėl neskubėdavo jos pasiimti kartu. Be kruopštaus Šepetėlio ir gaiviosios pastos pagalbos dantukas darėsi vis nešvaresnis, pažeidžiamesnis, o to tik ir laukė tamsusis riteris Ėduonis. Dienos slinko, o Dantulandijos gyventojai jautėsi vis prasčiau. Vieną mieguistą popietę dantukas sveikatukas snaudė ir sapnavo. Sapnavo nerimą keliantį sapną, kuris atskleidė grėsmingą ateitį jo mylimai Dantulandijai. Sapne jis matė savo karalystę, tačiau viskas atrodė baugiai pasikeitę. Dantenų debesėliai buvo apsinešę lipne saldžia mase, o švelni seilių jūra virto tiršta klampia pelke. Kramtyti tapo sunku, o kiekvienas krustelėjimas reikalavo didžiulių pastangų. Aplink jį judėjo mažyčiai kareivėliai iš cukraus žemių, palikdami lipnius pėdsakus, kurie apklijavo visą jo paviršių. Kiekvienas jų žingsnis tarsi vis giliau įstrigdavo į dantuko paviršių ir jis pradėjo jausti, kaip jis praranda energiją ir darosi vis mažiau gyvybingas. Be to bakterijos, kurios anksčiau jį saugojo, dabar buvo nusilpusios ir vietoje pagalbos skleidė rūgštį, kuri lėtai graužė jo paviršių. Dantukas pajuto, kaip visa jo karalystė, kuri anksčiau buvo švari ir spindinti, pamažu virsta į tamsią, purviną vietą, kur vis daugiau ir daugiau rūgščių siūlų raizgėsi aplink, silpnindami jį ir mažindami jo spindesį. Nubudęs, dantukas sveikatukas prisiminė, kad jau buvo girdėjęs nerimą keliančių istorijų apie tamsųjį riterį ir jo mažus, bet žalingus cukraus kareivius. Dantukas sveikatukas žinojo, kad tamsusis riteris yra labai gudrus ir dažnai prisistato kaip nekaltas svečias su saldžiomis dovanomis, kurioms sunku atsispirti. Dantukas sveikatukas labai išsigando, supratęs, kad tamsusis riteris Ėduonis kėsinasi į jo mylimą Dantulandiją. Jis pajuto, kaip jo paviršiuje atsiranda smulkūs šiurkštūs taškeliai. Tai buvo pirmieji tamsiojo riterio kareivių pėdsakai. Iš baimės ir nevilties dantukas sveikatukas pradėjo garsiai verkti ir šaukti savo geriausiai draugą: Šepetėli, Šepetėli, kur tu esi, mano mielas Šepetėli? Jo balsą išgirdo geros širdies dantų pasta, kuri visada būdavo šalia savo brolio Šepetėlio. Jis suprato, kad tamsusis riteris Ėduonis melavo ir nedelsdama papasakojo visą tiesą dantų Šepetėliui. Šis iškart atsipeikėjo iš kerų ir su džiaugsmu šoko į dantuko sveikatuko namus, kartu su gaivinančia dantų pasta ir ėmėsi darbo. Šepetėlis energingai šveitė kiekvieną dantuko sveikatuko kampelį, o dantų pasta naikino piktųjų kareivių paliktus pėdsakus. Išsigandę švaros ir stipraus dantų pastos kvapo, tamsusis riteris Ėduonis ir jo kareiviai ėmė trauktis ir galiausiai visai dingo. Nuo tada dantų Šepetėlis prisiekė niekada daugiau nepasiduoti apgaulėms ir kiekvieną rytą bei vakarą kruopščiai lankydavo savo draugą.
Pasveikusios bakterijos, nebegaudamos daug cukraus turinčio maisto, atgavo jėgas ir surengė didelę šventę, kurioje visi vėl džiaugsmingai mėgavosi traškiomis morkomis, sultingais obuoliais ir kitais sveikais gardėsiais. Nuo tada dantukas sveikatukas suprato labai svarbią tiesą. Net jei kartais padarai klaidų ar patieki neteisingais pažadais, visada yra galimybė pasitaisyti. Svarbiausia nepasiduoti, stengtis ir rūpintis savimi. Dantukas pažadėjo savo, kad nuo šiol kiekvieną dieną rūpinsis sveikata ir niekada nepamirš savo tikrųjų draugų – dantų šepetėlio ir dantų pastos. O tu, mielas draugė, ar žinai, kaip padėti savo dantukams, kad jų neužkluptų tamsusis riteris ėduonis?